labai techninis, kaip tai bus padaryti. Kalbant apie atranką ir politikų dalyvavimą projektuose. Čia yra ūkio ministerijos ir iniciatyva ir nuostata, kad atrinkimo kriterijai turėtų būti pakankamai aiškus ir tai pakankamai vieši. Ta nuostata, kad visos sutartys, visos, vadinkime, paraiškos projektų turėtų būti visiškai aiškios, atviros ir publikuotos. Mes kalbam apie specialus internetinio portalo parengimą, sukūrimą, kuriame matytųsi visos paraiškos, kuriame matytųsi visos kaštų naudos analizė, visas vertinimas ir pagal kurį galima būtų ir atrinkinėti kriterijus, atrinkinėti projektus, ir būtų galima iš tikrųjų aiškiai sudėlioti, kodėl renkamiesi vieni ar kiti projektai. Tai mes tikimės tokiu būdu, bent jau didžiąją dalimi politinę įtaką eliminuoti. Bet kita vertus vėlgi vertinkime tai, kad yra tam tikras socialinis aspektas. Aš nekalbu, kai socialinis aspektas suprantama, kaip ten koks mezgimo klubas ar dar. Ne, tai socialinis projektas, bet nebūtinai tas PPP vertas projektas. Tai, kadangi mes kalbame ir apie projektų sklaidą rajonuose, tai be abejo gali būti, kad Vilniuje bus 30 labai gerų projektų, tačiau atsirauginti regione, vadinkime tuos dalykus, kuriuos kai kurios sunku vertinti, tai yra žmonių migracija, ekonominio išsivystymo tolygumą, kai kurie projektai gali būti daromi, būtent tokiais kriterijais vertinti, vadovautis gali būti daromi apie skolį ar kelmę ar dar kažkur. Bet šiuo atveju iš tikrųjų ir kas buvo kalbėta, tai yra skaidrumo klausimas. Kągi dėkui, iš auditorijos klausimas, prašau. Šalia Almantas Tankūnas, bendrovė Kovi Lietuva, projektavimo ir konsultavimo bendrovė, taip pat aš atstovauju statybos konsultantų ir priežiūros įmonių asociaciją. Šalia dviejų partnerių, privataus ir viešojo, aš noriu dar priminti apie vieną žaidėją, labai svarbų manymų šiuose projektuose, tai konsultantus. Konsultantus techninius, finansinius, teisės konsultantus, visus konsultantus. Ir jeigu kalbam apie partnerystę tarp partnerių, tai partnerystė yra tada, kai vienas partneris įsijaučia į kitą partnerį. Deja, turiu pripažinti iš mano patirties, kad viešasis sektorius labai retai įsijaučia į privataus sektoriaus, įlenda į tą kainą. Ir čia gali jam pagrindinis pagalbininkas būti tas konsultantas. Konsultantas turintis reputaciją, saugantis savo reputaciją ir būdamas profesionalas. Tai galėčiau pasakyti taip, kad iki šiol pagal viešųjų pirkimų galiojantį įstatymą ir nuostatas mes buvom pasmerkti Lietuvoje, kad viešasis sektorius neįsigytų kvalifikuotų konsultacinių paslaugų. Tai, ką mes čia išradom, skandinavai, vakarų Europą susiima už galvos, kai išgirsta, kad konsultantai renkami pagal mažiausią kainą. Konsultantai dėja šiuo metu pas mus yra labai dažnai siejami su neypatingai gražiais dalykais. Čia pasistengė ir kai kurie politikai šitoje srityje. Ir dabar mes turim pakankamai liūdną situaciją. Tai aš tiesiog norėčiau iš vienos pusės atkreipti dėmesį ūkio ministerijos, kuri perėmė viešųjų pirkimų tarnybos reikalus, apie tai, kaip vyksta iš tiesų tas parinkimas konsultantų ir kaip padaryti, kad viešasis sektorius turėtų stiprią komandą, kad iš tiesų stiprūs partneriai susėstų iš abiejų pusių. Tada bus lengviau ir privačiam sektoriui. Nežinos, kad kitoj pusėje stalo sėdi kompetentingi ir pasišventę žmonės ir saugoti savo reputaciją. Tai mano galva, jeigu tai būtų, tada atkristų labai daug klausimų susiję su reglamentavimu, su priežiūra, su kontrolė ir mes dažniau naudotume visuose mūsų teisiniuose aktuose protingumo kriterijų, kuris čia labai reikalingas, nes mes turime unikalias kiekvienam projekte situacijas ir masę
įvairių klausimų, kurių visų neįmanoma nei aprašyti, nei išspręsti. Tai toks komentaras. Kągi, dėkui už klausimą, koks vis tik tai viešojo sektoriaus požiūris į konsultantus. Tai vien tas šitą auditoriją, man atrodo, šitą auditoriją susirinko užsakovai ir rangovai. Konsultantai ir viešojo sektoriaus atstovai, kurie tos konsultantus užsako, didžiąją daugumą. Tai patys žinote, kad labai daug dirbate su viešojo sektoriu, visi konsultuoja, tai visos prezentacijos yra tiesiogiai susijusios su viešojo sektoriu. O apie bendradarbiavimą ir atsakomybės, tai gero konsultanto darbas, kaip jūs žinote, pasibaigia, kai projektas yra įvykdomas arba jis priimtas ir pradedamas jo finansavimas. Tai va yra gero konsultanto darbo pabaiga, kaip aš suprantu. O į atsakymą, kodėl yra perkama pigiausia kaina paslauga viešajam sektoriui, aš galiu atsakyti į klausimą, o privačiam sektoriui yra perkama brangiausia kaina, taip? Kalbant apie viešuosius pirkimus, aš galėčiau tai tiek pasidžiaugti, kad ūkio ministerija yra toks viceministras Rimantas Žylius, kuris kuruoja viešųjų pirkimų klausimus. Ir žiūrėdamas ir matydamas iš šalies jo entuziazmą ir jo nusiteikimus, aš tikiuosi, kad vis dėlto esminiai pokyčiai į gerąją pusę tikrai įvyks. Dėkui už komentarus, dar nekilnojamo turto asociacijos atstovų komentaras. Aš norėjau sureaguoti į tai, kad viešas sektorius mano, kad jie geriau žino visuomenės poreikius ir moka geriau planuoti paslaugas, tik jie žino. Tas, kad įvyko ta perprodukcija, tai ne iš gero gyvenimo. Pavyzdžiui, aš 3 metai, 3 metai bus, kaip stengiuosi ir išleidau nemažą sumą pinigų, kad būtų sutvarkyta viešojo susitikimo infrastruktūra, kad būtų pradėta statyti metro. Tas projektas yra maždaug tas, kad buvo šičia aiškinama, ką domintų Europos investiciniai fondai. Ir aš pats žinau, pas mus lankosi įvairūs finansiniai konsultantai ir finansuotojai, kurie, jeigu tai būtų viešojo sektoriaus pritarimas, jeigu tai būtų leidimas, šitas projektas būtų įgyvendintas. Jūs pagalvokite, yra keli milijardai litų yra sukišta dabar į ofisus, į gyvenuosius namus. Ir jeigu tas savo laiką būtų leista mums veikti viešojoje infrastruktūroje, tai mums nebūtų dabar tos perprodukcijos, mes statytume į namus ir nebūtų kamščių, nebūtų tų 6 milijardų litų, kurį susisiekimo ministerija suskaičiavo, kad mes 2007 metais praeidom 2 kamščiais. Ir maždaug dabar tai žinoma to nėra, dabar gal tai yra kokie 2 milijardai, bet jie tai yra. Tai štai nereikia viešajam sektoriui prisiminimo monopolio, kad jis geriau žino, ko mums reikia. Ačiū. Viešasis sektorius nemanau, kad jis nuopelną, kad žino, kad ko reikia. Bet kita vertus, jeigu tie 6 milijardai būtų investuoti į metro, tai šiandien metro važinėtų nežinau kur, bet toliau ofisai būtų 5 namų butuose. Tai čia irgi nereikėtų sureikšminti. Aš manyčiau, jau taip. Metro klausimas, kaip ir daugumas projektų, jie yra per daug diskutuotini. Ir jeigu nėra sugebama įrodyti projekto reikalingumo, atsipirkimo, naudingumo, tai arba kad yra naudingas arba nenaudingas, tai diskusijų nebūtų. Jeigu metro projektas būtų įrodytas iš tikrųjų kaip atsiprašymas ir naudingas, tas metro projektas būtų pajudėjęs. Bet šiandien tokio įrodymo nėra. Tai šiuo atveju aš tikrai labai norėčiau grįžti prie to paties, ką minėjo ir teisininkai, ką minėjo ir PricewaterhouseCoopers ir kiti. Tai yra būtent atsipirkimumo, pagrindimo klausimai. Metro projektas nėra pagrįstas. Šiandien per daug diskusijų apie tai, bet mes turbūt ne apie tai diskutuojame, ne apie metro diskusiją. Čia tik tai diskusija yra apie tai naudinga, nenaudinga, reikalinga, nereikalinga. Tai dar vienas komentaras iš Liudo. Aš irgi trumpai pabandysiu. Na, vėlgi, truputėlį pasikartojant, tai ką aš sakiau, reikia žiūrėti kompleksiškai spręsti problemas. Manau, kad viena transporto rūšis, tikrai nesugebės spręsti su problemas. Turim žiūrėti plačiau truputėlį, ne per konkrečiai.